Sveiki, fantastikos mėgėjai. Sveiki sugrįžę į nežinomą Londoną. Šiandieną mes pamatysim daug visokių gerų vietelių. Išsiaiškinsim, kodėl sugriuvusioj bažnyčioje statė sodą, sodą, parką, ką žinau kaip jį pavadinti. Kaip kovojo su karietų keliamų triukšmų, dėjo medinį grindinį ir finale tai gavosi bakteriologinė bomba. Pažiūrėsim, kodėl ant pastatų paišydavo langus. Vienu žodžiu, pamatysim daug gerų daikčiukų. O po kol kas aš randuosi Greenwichaus parke prie Sakūrų alėjos. Atvažiavau anksčiau, galvojau, nebus žmonių. Aha, jo, nebus. Indusų šeimos po 14 asmenų. Tokių kaip aš su kamerom pilna. Gerai, truputį čia pasivaikštom ir tada jau leidžiamės į kelionę. Apie šitą parką tai galima atskirą video sukurti, ką aš pažadu vieną dieną ir padarysiu. Nes vaizdai tai čia yra nuostabus. Tarp kitko, šį čia yra pradedamas skaičiuoti laikas. Greenwichaus laiko linija. Zero. Pradėsim nuo St. Dunstan in the East. Dabar įsivaizduokit, 1100 metais stovėjo bažnyčios, o ją čia pasistatė viską, išgyveno karus, marus ir visa kita iki 41 metų. Skrydo vokiečiai, numetė bombą, išsiskraidė nacher viskas, kara čia skrido čerpės į kairę pusę, dvarpas į dešinę pusę. Vienu žodžiu, liko vidu tik tai sienos. O dabar vidu įkūrė parkelį, ne dabar, 78 metais. Subodo tie griuvės, tai visi viskas sako, davai padarom parką viduj. Nu, davai, sako. Čia labai daug žmonių fotkinasi, filmuojasi, nu, žodžiu, ganėtinai toks patraukus kampas. O, biškai užlaikė eilę, nu nieko. Einam į vidų, pažiūrėsim, kaip visą tai atrodo. Ne, kažkada čia ten va stovėjo altorius, ten va varpai mušė, o dabar parkelis. Gerai, kad perteikti visą vaizdą daugiau, aš jums padarysiu iš 360 kameros vaizdą. Nu ką, žiauriai gerai sugalvojo. Griuvėsis, griaut kažkaip tai bažnyčia negražu. Lėktuvas, dabar skrenda trukdys garsai. Palikti irgi kažkaip nefainai, tai padarė parkelį. Pavėsis pastoviai yra, atsisėsti yra kur. Čia genialus sprendimas buvo iš tikrųjų. Ką, leidžiamės toliau į mūsų kelionę. Dar šiek tiek vaizdo iš kitos pusės. Išlikęs visas vidus ir bokštas. Stogo tik tai neliko. Keliu užmačiau dar vieną kelionės tipsą. Wellingtonas, lietuviškai kaliošas ir jo skulptūra. Atrodo, kad yra skulptūra, ne velnė, tai yra ventiliacija metro. Pridengta arklio uodega. Štai kaip jisai išdidžiai stovi ir žvelgia tiesiai. O savo uodegas leipdamas ventiliaciją. Dar vienas kelionės tipsas bevaikščiojant. Žinot, ką reiškia šitas ženklas? Jį galima sutikti visur Londone, ant senų pastatų. Jisai žymi jūros lygį Londone. Yra kaip atmatos vienetas, kaip atskaitos taškas. Vienu žodžiu, čia yra jūros lygis. O va, šalia jūros lygio ženklo, matot, atsikišimas, va toks va. Ant senų pastatų kampų jie būdavo. Iš pirmo žvilgsnis yra tam, kad karietos nenudaužytų kampų, bet tai yra tik tai vienas iš priežasčių, kodėl jisai stovi šičia. Bet paaiškink kitą priežastį, man reikia susirasti kokį nors pabelį, atsigerti alaus pintą ir tada aš jums papasakosiu. Čia ne dėl to, kad aš norėčiau labai alaus atsigerti ar dar kažką, ne, nes tai yra istorijos dalis. Eime. Dabar įsivaizduok, Viktorijos vaikai, skersgatvis ir stovi taverna. Ateina lordas atsigerti pintos alaus. Nu gal 2, gal 3, penktadienį gal ir 5. Užėjame į vidų ir tęsim pasakojimą. Ir dabar įsivaizduok, prišovė lordas alaus ir kas paskui? Paskui reikia į tualetą. Viktorijos vaikais į tualetais buvo ne kažką. Tai buvo laikomas gėdingas, mirtinas dalykas viešumoje. Nu kažkaip tai prasilenkė jie čia turbūt su visą tą sanitarę, su visko. Ką tada darė jisai? Išsvirduliavo lordas savo iš tavernos, nu ir ką, jį prispyrė gamta. Ką jam daryti tada?
ieškoti kampo. Ir va čia va išryškėja viskas. Prie pat kampo jisai neprieis, nes trukdo šitas daikčiukas. Atsistos iš toliau, apsitaškys visas. Gerai, tada jisai eina prie kito, prie vidinio kampo. Irgi nevelnė, žiūrėkit. Lygiai taip pat švansą savo išsitraukęs, nusitaškys visą pautą ir batus. Jūs sakysit, kas čia tokio, paleisk čiurkšlę ant sienos. Nepais. Čia yra tokie maži atsikišimai, nuo kurių irgi viskas atšoka. Kitas kampas irgi apsaugotas. Taip kažkaip tai įdomiai sprendė myžnių problemą Viktorijos laikais. Ir praktiškai ten visų senų pastatų. Vienų matosi daugiau, ant kitų matosi mažiau. Jos paskui buvo pradėję naikinti, bet jeigu vakare praeitum pro Londoną, tai suprastum, kad per anksti jas pradėjo naikinti. Va, žiūrėkit, dar vieną vietą prie bažnyčios. Atrodo kaip cokolinis aukštas, ne velnio. Tai ir cokolinis aukštis, ir apsauga nuo myžnių. Ir ne, žinokit, šito faktą aš pats neišsigalvojau. Aš dar nežinau, vis tiek šiandien vaikščiosiu po Londoną, pabandysiu dar daugiau paieškoti jums daikčiuko. Keliaujam toliau. Už mano nugaros tenai yra Kensingtono parkas. Mes esam Leiston Gardens. Labai brangi vieta, labai dideli, gražus, balti namai, pasižiūrėkite jos. Bet yra viena keistenybė. 23 ir 24. Duris be rankenų. Langų nėra. Viršuj langai išvis nupiešti. Neatrodo keista? Paeinam truputį pasižiūrėsim iš toliau, kaip visą tai atrodo. Praleidžiam dviratininkus, praleidžiam pėsčiuosius, ratuotosius ir visus kitus. Ai, saulytė šviečia. Jau. Štai, dabar gal matysite geriau. Matot, po kairę langai tikri, o po dešinę nupiešti. Kodėl? Ir ką tas namas slepia? Kad tai išsiaiškinti, reikia užeiti už pačio namo. Bent jau taip rašo Google, nežinau kaip iš tikrųjų, pabandysim. O beeinant šiek tiek istorijos. Kai pradėjo tiesti Londono metro, pirmieji traukiniai buvo gariniai. Jūs galite įsivaizduoti, kokią masę garų išleisdavo jie ir dūmų. Jeigu ne, tai pasižiūrėkit mano video apie garinius traukinius, pamatysite. Ir va kaip tik po tuo namu ėjo, jeigu aš neklystu, Metropolitan Line. Tai ką padarė tūli anglai? Jie padarė ventiliacijos šachtas. Išrausė didžiulę skylę, per kur išeidavo garai. Kad tą pridengti, nepaliks skylę žemėje, jie pastatė netikrą fasadą, kurį jūs matėte prieš tai. Štai jis atrodo šitaip. Matote? 1,5 metro storą. O tenai jūs matote? Taip, traukinio bėgiukus. Ir tenai važiuoja traukinukas. Metropolitan Line, jeigu aš neklystu. Štai jis, gražuolis. Nu sakykit, ką nori, nu nebuvo tie anglai tokie durni, kaip jos paišo, kad ten karočiai ryžiai, kvaili, su pusėserė miega ir taip toliau, nu, žiūrint jų karališką giminę, jo taip yra, nu, atsiprašau, jeigu čia įžeidžiau ką nors, bet nu taip jau yra. Jie turėjo gerų genialių sprendimų. Dar vieną iš jų sprendimų, eisim pasižiūrėti dabar. Ką kolektyvas, tęsiam kelionę. Nu, priėjom dar vieną tokį Anglijos Viktorijos laikų išradimą. Nelabai pasiteisinęs jisai buvo, bet kokiu atveju. Jie apžvelgti reikia. Grįstas grindinys, gražu, tvarkinga, viskas. Bet dabar įsivaizduokit, važiuoja karietos, vežimai ir taip tek, tos kanopos, kliur, tie visi ratai. Karčiai aplinkiniai žmonės miegot negali. Ką sugalvoja tūli anglai? Galvoja, kaip čia reikėtų padengti visą tą grindinį, kad nebūtų tokio garso. Čia dar kitko mano šešėlis, sveiki. Ir ką jie padarė? Jie paėmė ir padarė medinį grindinį. Įsivaizduojat? Rimtai, žiūrėkit. Visi iš medžio. Atrodo, kaip ir viskas gerai būtų, ne? Nu, ta prasme, garsas sugeria, sukibimas geresnis, bet jie nepadarė vieno dalyko, nepagalvojo. Kad medis įgeria vandenį, tai reiškia šlapimą ir šudelį. Tai vasaros dieną į galą dienos čia būdavo bakteriologinė bomba. Smirdėdavo, vanelindavo, kai velniai žino kas, čia kiek bent jau rašė tie, kas atsimenam, čia atsimenat nežinau kas iš tikrųjų, bet kokiu atveju įrašai yra tokie. Kad vežimas, kai važiuodavo, net pulsuoja įdavo iš vidaus iš to medžio. Tai kiek suprantu, šitas sprendimas jiems visiškai nepasiteisino. Na, bet va dabar va, yra išlikęs gabaliukas jo, kur galima ateiti ir pafilmuoti. Tarp kitko, vienintelė vieta Londone, kuris yra išlikęs.
Dar yra ginčinama, ar jisai yra originalus, ar jisai yra perdarytas, velnė žino. Šitas tai panašus į perdarytą, bet čia gal tik man panašu, nežinau, aš ne ekspertas tokių dalykų. Numištų grindinių. Tai turbūt šiandienai tiek. Šiaip realiai paėmus. Čia dar galėtum 5 dalis padaryti mažiausiai. Londonas toks miestas. Čia yra į ką pažiūrėti ir visą laiką atrasi kažką. Tai praeitą 12 km pėstute, kojyčių jau nelabai jaučiu. Reikėtų kažkur pavalgyti, atsisėst. Tai ką, hebra, iki sekančio. Nebent surasčiau kažką tai užmatyčiau įdomaus grįžinėjant. Bye!